Labas rytas, putpelaičiai. Kaip jūs laikotės? Ar daug kiaušinukų pridėjot? Čia tie dar berneliai vis gyvena. Tik dienas buvo šaltos, tai viduje sėdėjo. Reiks juos išnešti į lauką, kai orai biški šiltesni. Bus, galės pasidžiaugti. O čiagi turim putpelaitės. Taip pat toks ir jų dabar gyvenimas. Va, matom kiaušinukų. Vakar vėlai vakare rinkom, tai šiandien netiek daug iš ryto. Na, jeigu iš vakaro taip anksčiau aprenkė, tai tada dar per vakarą spėja daug jos pridėtų kiaušinių ir tada ateini ir vos ne kokių 30 kiaušinių surenkė. Na, aišku, dabar tų kiaušinių truputėlį čia bus mažiau. Pabandysim tuoj parinkti ir paskaičiuoti, kiek čia gaunas. Va, kokie dideli nuostabus kiaušinukai. O, net nelabai daug nori. Nu gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, taip, 7, 8, opa, 9, 10 kiaušinukų ir dar 11 vadam pasislėpęs. Va. Taip, nu ir ką, dabar keliaujam į viršutinį narvelį. Šapatinę paėmėm 11 tam kartui. Ačiū, putpelytės. Labai šaunu. Ir dabar bandysim dar rinkti švačią. Išeina pasidėti. O, va taip. O, čia tai didelis blemba gigantas. Net nežinau, į dėžutę. Nu, toks biški gerokai skiriasi. Net iš tikrųjų reiks išimti iš dėžutės, nes neišeis dėžutės uždaryti. Nu, tokio giganto. Nu, ir rėdėkit čia. O! Opa, nu šitą išimsiu, nes tikrai aš kitaip neuždarysiu dėžutės. Ir, o čia irgi didelis, bet šitas turėtų tilpti, nes jisai toks biški siauresnis. O tas tai ir aukštas ir, nu va, pilna dėžutė. Ir dar praktiškai tas gigantas ir tas kitas. Nu tai va, toks rytinis rinkimas. Tuoj pabandysim pasidėti. Ir pabandysiu aš jom dar kombikormo rytinę prifilti. Kiaušinių surinkom, tai reikia atiduoti duoklę putpelaitėm. O, papa. Nu va. Visi pasilgo video putpelių. Jis klausia, Donatai, kada tu naują video padarysi, senai filmavai. Nu tai va, man jau, kaip sakant, kasdienė rutina, tai man kažkaip nieko naujo įdomaus nėra. Bet kai va kiaušinių jau normaliau dėjo, aš tokią video ir nebuvau nufilmavęs, tai tai gal ir teisingai video reikalingas, ne? Nu, tai dar biški visur dataisysim, dapilsim, kad jam užtektų to kombikoromo visur. Nu, palyginti čia visur neblogai prisipylę. Nu va, tai dar šitos 2 kiaušinius nepamiršt paimti. Nu, šitiem biškutį duosim va. Ten viena putpelė laksto, tokia palaida. Jei buvo biški galva ten prakapojusios kitos, tai aš ją, taip kaip sakant, karantinavau. Tiksliau sakant, paleidau laisvę. Tai jinai čia jau pas man virš savaitės laiko visur po Malkinę vaikšto. Ir niekur buvo ir duris atidaryta, kai saulėtesnės dienos buvo, kad saulytės biški eitų. Tai niekur nepabėgo ir sėkmingai čia savo ir gyvena ir nuo kitų putpelių toli niekur neina. Visgi putpelė gaunas toksai kaip bandos gyvūnas ir nuo savo kitų nenori pasprūkdyti lauką, nors galimybių tikrai daug turėjo. Nu tai va, šiam kartu tiek. Turim kiaušinių dėžutę ir turim porą kiaušinių rankoje, kuriuos nešimės namo. Bet šitas tai tikrai lyginant, nu tikrai skirtumas didelis. Nuo to tokio didelio, bet standartinio. O čia tai nu gigantas. Taigi spaudžiam laiką ir
Iki sekančio karto. Iki.